Na, žiūri 4 žmonės, tai kaip pradžioje visai neblogai, tai atsiprašom už tas techninės klaidas ir panašiai, ta prasme, čia kažkokie Facebooko privatumo nustatymai, kurie nenori mums leisti sklandžiai aptarti Lietuvos tautiškumo ir visų tų dalykų, apie kuriuos Greta rašė savo tekste. Tai turbūt nevyniojant per daug į vatą, nes kol kas vis dar žiūri tik 4 žmonės, tai manau, kad vis tiek galim pradėti. Tai aš trumpai pristatysiu, apie ką man pasirodė, kad yra šitas tekstas. Tai iš esmės Greta rašė, kėlė klausimą, kėlė problemą, kas yra su ta Lietuva. Ta prasme, kaip čia dabar yra, kad idėjos, kurios kūrė Lietuvą, ta prasme, kurios jie stiprino ir vedė į priekį, ypač tarpukariu, per sovietmetį ir po to jau, kai buvo restitucija, buvo atkurta Lietuva. Kaip yra, kad šitos idėjos tarsi nebeveikia arba nebeveikia taip stipriai. Ir teksto buvo labai geras pavadinimas, ką mes galime duoti tėvynei. Ir iš tikrųjų kilo šitas klausimas, tokioj geopolitiniai situacijai, pandemijos laikotarpyje, ką mes galime duoti ir turbūt dar svarbesnis klausimas yra, kodėl atrodo, kad mes neduodame tiek daug, kiek turėtume, arba neduodame taip, kaip turėtume, arba kol yra toks jausmas, kad mes kažkaip keliame ekonomiką, administruojam dalykus, bet iš tikrųjų, ar mes kūriam šalį, kuri yra tikrai gyvybinga, kuri, turi gerą demografiją, turi geras statistikas, kuri tikrai galėtų kažkaip įkvėpti. Jeigu žiūrim tarpukarį, tai ta Lietuva mus įkvėpė. Ar po 100 metų mus įkvėp šita Lietuva? Galbūt, kam galbūt, bet kartais kyla klausimų, kam įkvėp šita valstybė. Tai čia buvo mano toks skaitimas. Tai tada dabar noriu paklausti Gretos, kadangi tu rašai tekstą, geriausiai žinai, apie ką jis yra, tai tiesiog labai trumpai, apie ką tekstas. Taip, tai iš esmės ačiū tau labai už pasidalinimą, tikrai labai nuostabios įžvalgos. Iš esmės mano tekstas ir buvo apie tai, apie bendrojo gėrio svarbą tautai ir valstybei Lietuvai. Ir be abejo, iškėliau problemą, kas mano manimu trukdo pasiekti mums tą bendrąjį gėrį, kaip mes galime priartėti prie jo. Tai esminė problema, kuri buvo, tai yra individualizmas, kuris tapo kaip norma šiandieną. Ir apie tai pagrinde ir buvo tas tekstas. Dar tu rašai apie tai, kad apibūdinai šitą laikotarpį, kad tarsi tai yra toks liberalizmo ir individualizmo laikotarpis. Kaip tu manai, labai daug yra tokio yra, deskriptyvumo, bet protingi žmonės, filosofai, akademikai, visi taip apibūdina šitą laikotarpį, yra labai daug būdų, kaip apibūdinti, bet aš vis galvoju, turbūt pagrindinis klausimas, tekstų yra klausimas, ar dar turime ką duoti tėvynei ir norisi kažkaip jį atsakyti, tai ar dar turime, ir jeigu turime, tai ką, ką mums daryti, kad ta Lietuva įkvėptų, kad ji būtų, bet po 100 metų galėtume sakyti, wow, mes gyvenom, tai buvo kietai, tai galim pasakyti kietai, bet iš esmės, kad tikrai šitą Lietuvą įkvėpia kažkam, tai kaip tu matytum, aš turiu savo čia daug visokių, atsakymų pasirašęs, bet įdomu, kaip tu matai. Tai kadangi aš esu optimistė, aš tikrai viliuosi, kad mums pavyks duoti Lietuvai ir galbūt net nereikėtų nusiteikti taip pesimistiškai, kad mes ir šiandieną nieko neduodam Lietuvai. Nes tikrai taip nėra, mes duodam tikrai labai daug ir labai daug naujų idėjų, visokiausių inovacijų. Tačiau mums yra dar kur pasitempti, ypač jeigu mes kalbam apie mūsų nacionalinį identitetą. Ir labai gerą klausimą iškėlei. Aš galbūt
teikčiau sakyti, kad po 100 metų aš norėčiau matyti, kad tie žmonės, kurie po 100 metų stebės mūsų laikotarpį, aš visai norėčiau, kad jie matytų mus kaip tuos žmonės, kurie siekia idealo, kurie siekia idealo mūsų protėviuose, mūsų istorijoje. Aš noriu, kad tie žmonės prisimintų mus kaip įkvėpimą, kaip mes dabar žiūrime tarpukarį ir mes tiesiog persismelkiam to įkvėpimu kažkokia potencialia gale ir aš labai norėčiau matyti, kad mūsų tauta iš naujo gebėtų gyventi tomis pamatinėmis tautinėmis vertybėmis, moralinėmis vertybėmis. Ir kad mes nedegraduotume kaip tauta. Mes augame ekonomiškai, kitomis prasmėmis, bet mes turim šiokių tokių problemų vertybinėse klausimuose ir norėčiau, kad jie matytų mus kaip inspiraciją. Tu kalbėjai, žinai, apie idealą, kurio reikėtų siekti, ne? Tai galėtum gal ir šiek tiek patikslinti, ne? Bet, pavyzdžiui, gerai, po 100 metų žiūrėsiu į šitą Lietuvą, ne, vienaip ar kitaip. Tai, bet turbūt įdomiausias yra klausimas, ne, sukonkretinti, reiškia, tautinės vertybės, ne, moralinės vertybės. Kokį idealą mes galėtume siekti, ne, nes turbūt labai kartais noris, ne, čia buvo rinkimų laikotarpis, kartais taip norėtųsi tokios politikos grįžimo į politiką, ne, nuskamba taip paradoksaliai kaip kalambūras, politikos grįžimo į politiką, ne. Bet kas yra politika? Nu, yra tokia skirtis, ne, politics and policy. Ne. Tai politics yra tai, kas numato valstybės tikslus. Aiškiai, bendruomenė kelia kažkokius tai tikslus. Ne. Ir kartais taip trūksta, kad būtų, žinai, kažkoks didesnis tikslas, negu mes tik tai siekiam kažkokio administravimo, gerbūvio, išlikimo, norim, kitaip tariant, gerai gyventi. Ne. O tarpukariu mes atradinėjom tą tautą. Ne. Tauta turėjo būti atrasta. Ir tai buvo idėja, ne, kuri vedė, kuri kartu skatina demokratiją, ne, ir kiekvienas žmogus iš kaimo galėjo siekti mokslo ir taip toliau ir panašiai. Ir taip dabar norisi kažkas idėjos ir kartais galbūt net konkrečios idėjos. Ir tada, žinai, kyla klausimas, žinai, moralinės vertybės, tautinės vertybės, gal tu matai kažką konkretaus, kad ir iš tų moralinių vertybių tiesiog, ne, taip laisvai, žinai, ką galvoji, čia taip toks truputį pamokslo žanras, bet tai kokių moralinių vertybių trūksta, nežinai, taip, kaip naujai tą klausimą galėtų pažiūrėti, ne, kad jisai neskambėtų taip, čia trūksta, žinai, moralinių vertybių, bet kas tai galėtų būti, žinai, tavo nuomonė? Šiaip, žinai, geras pastebėjimas ir aš, žinok, net drįsčiau sakyti, kad tikrojoje politikoje turėtų būti erdvė diskusijoms, filosofinėms diskusijoms. Tai yra, kai mes keliam pagrindinius klausimus, čia jau nuo pagrindo. Tai kas yra žmogus, ko jam reikia. Tada, kai mes išsigryninam tą, mes einam link to, kaip mes galim auginti pilietį, kaip mes galime pasiekti bendrąjį gėrį. Ne? Ir aš manau, kad tikroje politikoje, pas tikrus politikus, jie turėtų mąstyti per tokią prizmę. Turėtų būti dalis tam, nes tikras mąstymas vyksta filosofijai. Bet dabar, kalbant apie tą idealą, tai aš drįsčiau sakyti, kad, kaip ir mano tekste realiai buvo parašyta, kad idealas būtų tas, kai žmogus, Lietuvos pilietis, nepaisant, kur jisai yra Lietuvoje ar kitoj valstybėje, nepaisant to, jisai dirba tėvynės labui. Vadinasi, jis renkasi dirbti Lietuvos labui, daryti tai, kas galimai būtų teigiamai atsilieptų net po 100 metų toms kartoms. Tai vadinasi, idealus principas būtų pasiaukojimo principas, vertybė. Čia yra labai vertybė, ypač mums, katalikams. Ir jeigu mes visi būtume idealai, tai mes tikriausiai to ir gyventumėm, nes iš pasiaukojimo kyla
daugybę gražių dalykų. Kai mes pasiaukojam, mes visada rūpinamės kitais. Mes rūpinamės savo kaimynais, mes rūpinamės net tais, kurių mes nepažįstam. Mes eidami per perėją, jeigu matysim kažkokio senyvo amžiaus žmogų, mes sustosime, padėsime, galbūt padėsime panešti maišelį. Ir čia yra paprasčiausiai net veiksmai. Bet tokie veiksmai kyla iš pasiaukojimo, iš to tokio atsisakymo savanaudiškumui ir egoizmui. Bet dabar aš kalbu tokių pamatinių, pačių mažiausių pradmenių, ką mes galim daryti. Bet kai mes pagalvojam, jeigu žmogus, pilietis gyvena pasiaukojimu, tas pasiaukojimas vėliau atsiliepia visai tautai ir valstybei. Ir mes turim puikiausius pavyzdžius, partizanų. Mes žinom, kad jų gyvenimas miškuose tikrai nebuvo rožių ten klotas kilimas, ten buvo tikrai žiaurus gyvenimas, nebūdavo daug maisto, nebūdavo komforto, bet jie iš pasiaukojimo, va čia tokio aukštesnio lygio pasiaukojimo, tai darė, kad mums būtų geriau ateityje. Supranti, tai aš sakyčiau, pagrindinė vertybė būtų pasiaukojimas. Na ir tada be abejo teisingumas, drąsa ir taip toliau. Man tai labai skamba su ateitininkų idealu, ne, kad aš dabar tik tai neprisimenu, kas taip sakė, ne, tai prasme, ar Girnius, ar Dovidaitis, ar kuris, bet sakė, reiškia, reikiuokimės ir aukokimės, ne. Ir man labai, žinai, patiko, kai tu pasakė, ne, kad politikoje trūksta diskusijos, trūksta iš politiko, ne, klausimų, kas yra žmogus ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, iš tikrųjų, kad tu žiūri tarpukario kalbas, ne, žiūri Smetonos kalbas, žiūri kitų kalbas, jos yra moraliai labai stiprios, ne. Jos iš tikrųjų, ką jos pirmą daro, sako, ei, hebra, dirbam dėl Lietuvos, darom kažką, ne, einam, darom, kuriam, ne. Ir tu jauti, kad, tie žmonės, čia galim truputėlį ir Nausėdą pakritikuoti, kadangi, turėjom tokį tekstą apie Šimonytę, tokį gerą ir giriantį, tai galim šiek tiek ir pakritikuoti, prasme, kad, iš esmės, yra kalbam apie tokius kultūrinius dalykus, yra taip kartais Situonas Vaižgantas, dar taip ir toliau, bet tu taip jauti, kad yra ne to žmogaus frazės, tiesiog tai yra parašytos patarėjos, yra gerai sustikuotos ir taip toliau. Tai tie žmonės atrodo iš tikrųjų, ką jie pasiekė, ką jie nuveikė, iš tikrųjų aukojasi ir turėjo labai stiprius tos idealus. Tai iš tikrųjų to iš politikų, ne, tokios diskurs viešosios nuomonės kaitos kartais labai noris. Ir aš jau prisiminiau dabar staiga Tomą Akvinietį, teko vakar būti tokiam seminare labai geram. Ir iš tikrųjų tai labai yra įdomu. Pavyzdžiui, ką jis iš esmės sako. Tai iš esmės jis sako tai, kad yra protas ir valia ir jų santykis yra toks, kad tu kažką siektum ir pasiektum, tau ne valią reikia stiprinti, nes valia paklūsta protui, bet tau reikia suvokti tam tikrus dalykus. Ir jeigu tu juos suvoki kaip gerus, kaip sieknus, kaip tikrus, ir tu jų sieki, tai valia paklūsta. Bet kitaip tariant, reikia eiti per protą, ne? Ir atrodo, kad tada nereikia nuvertinti to, ką daro politikai, ką daro viešoji erdvė. Nes viešoji erdvė, čia po žiniasklaidos galima sakyti, viešoji erdvė kaip visa medija, tai irgi yra tam tikras labai stiprus autoritetas. Tai iš esmės, tai, kad tu sakai, kad reikėtų viešos diskusijos, kad reikėtų kitokios diskusijos politikoje, tai tas mane labai kabina. Ir man labai patinka, žinai, kad sakai, o kaip tada ugdyti pilietį? Iškėlė tą klausimą, ne? Reiškia viešoji erdvė, piliečių ugdymas ir tada pasiaukojimas, ne? O kaip su pasiaukojimu, ne? Aš turiu keletą idėjų, bet irgi noriu siklausti tavęs, o kaip ugdyti pasiaukojimą? Ta prasme, žinai, jeigu aš pasižiūriu į savo aplinką, tai turbūt be ateitininkų ir be tos frazės, kurią sakiau, ne, kad reikiuokitės ir aukokitės, dar katalikų bažnyčia, bet iš esmės aš savo aplinkoje, neturiu kažkokių tai pavyzdžių, kurie skatintų tą pasiaukojimą, ne? Ar vienaip kitaip reikėjo vesti. Tai kaip tu matai, kaip pilietį ugdyti pasiaukojimą, kaip iš vis, nuo ko čia pradėjo? Žinok,
jeigu kokį švietimo ministerijai užduotum šitą klausimą, būtų nuostabu. Bet iš tiesų tikrai labai gerą klausimą uždavei. Ir aš sakyčiau, kad kai mes kalbam apie pasiaukojimą ir pasiaukojimo ugdymą, tai yra labai nelengvas kelias ir galiausiai ne visi supranta taip pat tą pasiaukojimą. Ne? Bet ką aš galbūt galėčiau pasakyti, aš sakyčiau, kad jo, pasiaukojimas yra labai sunkus dalykas, tačiau mes galime kurti pasiaukojimą aplinkoje, jeigu mes patys gyvensime tuo. Ir žinai, ką tu pasakai to mokiniečio, ne, kad valia paklūsta protui. Ne? Tai iš to mes ir galime sakyti, kad jeigu mes patys sugebėtume, gerai, jeigu dabar mes žiūrim, tu ir aš, mes suaugę žmonės, tai jeigu mes patys apsijamam tuo dalyku, jeigu mes save ugdome, jeigu mes perprogramuojam savo protą pasiaukojimo lygiui, vadinasi, mes tada su savo valia galėsim veikti su protu kartu ir kai protas su valia veikia, jie kartu sukuria veiksmą. O tas veiksmas ir atspindi tą vertybę pasiaukojimo. Ir kai mes veikiam pasiaukojimu, mes tampam patys pavyzdžiai. Ir aš čia norėčiau paminėti, kad yra kur kas svarbiau žiūrėti, kaip mes patys elgiamės, o ne teisti, kaip kiti elgiasi. Nes nuo to, kaip mes patys elgiamės, mes galime kitiems parodyti pavyzdį, o jie matydami mus, tą patį galės panašiai bent jau pradės veikti. Ne? Bet jeigu mes kalbame nesuaugusių lygmenių, jeigu mes kalbame apie tikrai jaunus žmonės ar moksleivius, galbūt net darželinukus, nors dar per maži galbūt būtų. Bet nepaisant to, aš manau, kad labai didelį dėmesį ir akcentą mums reikėtų dėti ties švietimo ir kultūros ministerijoms. Nes tai yra pagrindinės ministerijos, kurios tikrai ugdo piliečius, tautą, jos kūrė mūsų savimonę ir jos kūrė tai, ką mes vėliau laikome vertybė. Tai aš manau, per švietimo sistemą įmanoma išugdyti bent jau pradmenis arba suvokimą, kas yra pasiaukojimas, ir tada žmogus jau pats persiprogramuoja ir tada kartu su valia ir protu pradeda veikti. Tai aš galbūt taip sakyčiau. Kaip tu manai? Kaip mes galėtume perugdyti žmonės link pasiaukojimo? Gerai, tada aš atsakysiu, nes aš tik dar norėjau tave tik truputį paspausti ir paklausti iki galo tą visą. Tai kalbėk konkrečiai, sakyk konkrečiai, ne, bet... Oi, čia žinau, kad aš turėjau tiek daug įvairių minčių, kaip būtų galima šitą diskusiją pakreipti, žinai. Būtų galima taip labai, būtų galima pradėti sakyti, apskritai, žinai, kaip šita kultūra, tarsi įkūrė tokį saugumo, patogumo jausmą, ne, kad, mes gyvenam gerai, gyvenam gana patogiai ir taip toliau. Ir jeigu, žinai, tu labai nori, tai aš galiu čia sėdėti namie prie stalo, žinai, dirbti nuotoliniu būdu, užsakyti maistą iš Barboros, žinai, ChatGPT paklausti esminio egzistencinio gyvenimo klausimų ir taip toliau. Ir galiu gyventi tokį gyvenimą, kuris yra gana užtikrintas ir gana patogus. Kad kitaip tariant, aišku, čia būtų galima diskutuoti, gyvenimas ir taip yra pakankamai sunkus, netgi lengvas gyvenimas gali būti sunkus ir turbūt kartais kuo tu lengviau renkiesi, tai tuo sunkiau viskas tampa. Bet kaip šitoj atmosferoj, nežinai, atrodo, kad visa kultūra užduoda tarsi toną, žinai. Jeigu tu pažiūrėtum, kaip kinta vertybės, ne? Pavyzdžiui, kas prieš 50-30 metų, tarkim, kaip, pavyzdžiui, vakaruose buvo suprantamas geras darbuotojas, ne? Tai anksčiau, ne, pirma savybė buvo lojalumas. Reiškia, tu dirbi toj pačioj įmonėje, 30 metų, 20 metų, 40 metų, ne, vienoje įmonėje. Dabar pirma yra kūrybiškumas ir po to lankstumas, ne? Ten po to, žinai, ten visokie profesiniai dalykai ir panašiai. Bet reiškia, iš esmės, viskas yra daug labiau orientuota į tave ir kiek tu pasitenkini darbo vietų, kiek tu yra gera, malonu, kiek tu gyveni save ir panašiai. Ir visiškai nebėra to, žinai, kad tokie, žinai, aš esu ištikimas, aš peržengiu save ir taip toliau.
tai pati kultūra yra labai pasikeitusi ir aš, pavyzdžiui, galvoju ten, jeigu pažiūrint Lietuvoje, tai nuo sovietmečio taip apskritai yra labai pasikeitę, nes, tarkim, mano mama, kuriai dabar yra 67 metai, tikiuosi, kad gerai prisimenu, tai dabar dirba 3. darbe per visą savo gyvenimą. Aš bijau, kad aš esu pakeitęs, ne tai, kad pakeitęs, bet dirbęs ten su įvairiais freelancais, aišku, ta prasme, daugiau vietų negu 3. Tai, ir ta pagrindinė keitėsi turbūt daugiau negu 3 kartus. Tai va čia yra labai įdomu, žinai, pamatyti kontekstą, kurią mes esam ir o kaip tada su pasiaukojimu, ne? Nes atrodo, pavyzdžiui, tas universitetas, kuris turėtų būti idėjų kalvė, ten kažkoks moralinis, nežinau, autoritetas ir panašiai, tai ką jis daro, tai jis organizuoja, žinai, studijų dienas ir pagrindinis klausimas, ten visų konferencijų yra dažnai tokių, kaip pritaikyti universitetą prie rinkos. Reiškia, kaip turėti tokių specialistų, kurie būtų gerai įsivietų rinką ir taip toliau, kaip universitetas gali pasitarnauti verslui ir taip toliau. Ne? Tai tokio klausimo, jis net nekyla, žinai, kultūros centre, jis nekyla toj vietoj, kuri turėtų būti kažkaip idėjų kalvė. Tai jeigu jis nekyla tenai, tai labai keista, kaip, žinai, jis galėtų kilti kažkur kitur. Tai, žinai, čia aš, kaip senas žmogus galėčiau čia bedavotis, kaip, žinai, 3 metus studijuojantis filosofiją, tai kaip ir čia beveik senas filosofijos studentas, kad visos idėjos apie žmogų, kurios yra, pavyzdžiui, filosofijos fakultete, ne? Ir apie žmogų, kuris prisitaiko, kuris yra nulemtas savo aplinkybę, ne? Tai reiškia, ne tas žmogus, kuris keičia valingai aplinkybės, bet kuris nulemtas aplinkybę, ne? Kuris, pavyzdžiui, revoliucijos suformuotas ir taip toliau, ne? Tai visos tos idėjos, aišku, kad jis reikia kultūrą. Yra, pavyzdžiui, ten tie vis tokie filosofiniai gamtos tyrimai, kurie kalba apie terpes, kalba apie amebas. Ten, pavyzdžiui, tyrinėja virusus. Žinai, sako, kad žmogus irgi yra tam tikra antropoceno terpė, žinai. Ir taip bando, žinai, žiūrėti į žmogų iš gamtos, tokios, vos, nežinai, kabutėse antropologinės gamtos perspektyvos, reiškia, ne? Padaro žmogų pagal gamtą, o ne kažkaip atvirkščiai. Ne? Tai tos idėjos, aš kartais galvoju, mes turbūt nejaučiam, nežinom, nesuprantam, bet iš kur jos ateina ir kokios jos yra. Tai tu klausi, ką daryti. Tai aš pirmą sakyčiau, eikim universitetą, padarykim jį katalikišką, pakeiskim jį ir turėsim kitokią kultūrą. Ta prasme, čia toks truputį vivalė revoliucijon, bet iš esmės de facto, jeigu tu pakeiti universitetą, tai tu gali pakeisti ir tą kultūrą. Po 50, po 100, po 200 metų. Bet, man atrodo, kad turbūt nuo to reikėtų pradėti, nes, pavyzdžiui, tu eini per Jonų bažnyčią, tai ten yra labai graži Jono Pauliaus II frazė, kad jisai, kaip buvo Lietuvoje, sako, kad kultūrinė elito užduotis yra, kad protui nebūtų užvertas kelias ant paslapties. Tai iš kartais galvoju, kad universitete yra tiek žmonių, kurie padarė viską, kad protų kelias ant paslapties, žinai, būtų ten ne tik uždarytas, bet užbarikaduotas ir ten akmenim užverstas ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu tu įsileidi tą, įsileidi teologiją, įsileidi krikščionišką filosofiją, tai tada tu galbūt gali ir turėti kitokią kultūrą ir gali turėti kultūrą, kurioje pasiaukojimų yra truputį daugiau negu dabar. Tai čia, mano toks scenarijus, ta prasme, čia. Jeigu reikėtų idėją Lietuvai pristatyti, tai aš sakyčiau, kad čia yra esmė. Tai nežinau, ar tu sutinki su manim. Galiu nesutikti, kad prieštarauti, pasakyti, kad aš nusišneku, žinai. Aš visiškai su tavim sutinku ir tuo pačiu tu kalbėdama šitą temą, tu iškėlei problemą. Tu iškėlei problemą, ką mes turime ir mums jau yra tekę šiek tiek diskutuoti apie universitetus ir, būkim biedni, bet teisingi. Šiais laikais universitetuose yra tam tikra diena, jinai yra stumiama. Mano manymu, universitetas kaip akademija turėtų būti ta vieta, kur susitinka įvairiausių pusių nuomonių žmonės, diskutuoja, atranda kažkokias naujas tiesas. Šiais laikais mes esam vienam spektrui. Ir tas vienas spektras, tai yra, žinom.
Bet, žinai, aš labai noriu pasiimti Tomą Kalnietį, nes, eik savo, žinai, kai mes turėjome vakar tą seminarą, tai ten yra crazy, nes, nu, realiai, pavyzdžiui, ką jis daro, jeigu mes šiandien mąstytume, tai mes būtume žiauriai protingi. Ir jeigu va dabar, kai visi gali siekti išsilavinimo, bet jeigu pagal tą metodiką darytų dalykus, nebūtų belenkas. Nes, pavyzdžiui, ką jis daro, ne? Nu, tai vien faktas, kas jam kiek parašė, bet, pavyzdžiui, jis iškelia tezę ir jis sako, žiūrėk, jis surašo 5 argumentus, ką tiksliai galvoja priešininkas. Tada jis sako, latiniškai, sed contra, bet yra kitaip. Ir jis surašo 5 argumentus savo atsakydamas, ne? Ta prasme, tai man tai, žinai, toks būdas mąstymo, nu, bet kuris įsprogdina, ne? Ta prasme, ir kaip, ta prasme, kaip stipriai jisai galvoja, ne? Koks tai yra lygmuo, ne? Tai aš galvoju, jeigu tai būtų universitete, tai čia būtų tikrai wow. Čia būtų tikrai wow. Ir visiems žiūrovams, kurie mus stebit, tai šitas dalykas, metodas, ką jūs papasakojo, tai yra pavadinimas disputas, tai tikrai rekomenduojam, pasigūglinkit, domėkite. Bet aš tikrai sutinku, jeigu mes naudotumėm tokį metodą, mes pasiektumėm aukštesnius lygius, intelektualia prasme ir tikriausiai net dvasinė prasme. Bet man labai gaila yra sakyti, bet šiandienai universitetai, akademijos visiškai nėra pajėgios atlikti tai. Aš labai viliuosi ir tikiuosi, kad mes pasieksim tą reikalą, bent jau minimumą, bet šiandienai man labai gaila matyti tokią situaciją. Labai sunkiai būtų galima. Ir štai, bet man tai atrodo, kad labai fainas dalykas, apie ką disputas yra, kad ne taip, pavyzdžiui, kaip šiuolaikiniai debatai, ne, kurie siekia nugalėti priešininką, įveikti priešininką, ne. Tai disputas siekia tiesos. Tai jis turi dar tą aspektą, kad, nu, tu tikrai turi nusižeminti, ne, čia kaip kalbėjom apie pasiaukojimo darybę, tai galėtume ir apie nuolankumą kalbėti, ne, kad tu iš tikrųjų taip gerai turi suprasti priešininko argumentus, iš esmės, kad prisileistume, ne, galimybę, kad tu gali pralaimėti tą diskusiją, ne, ir kad čia svarbu ne tai, kad tu laimėtum, bet kad tu pasiektum tiesą. Tai va čia tas viduramžių mąstymas, nu, jis yra įspūdingas. Ir, pavyzdžiui, tai, kad, žinai, tu gali 5 minutes nagrinėti iš esmės 2 valandas, ką mes vakar darėm. Tai tu pajauti tokį konceptualų mąstymą, reiškia tokį koncentratą, ne? Tai iš tikrųjų, kai skaitai 20 amžiaus filosofų tekstus, nu, aišku, čia būtų galima diskutuoti. Yra ir tokių tekstų. Bet imant žurnalistiką, ką mes turbūt darom, ne, tą kalbėjimą, eseistiką ir panašiai, tai kažkuria prasme tai toks žingsnis atgal nuo to. Bet aš dar labai noriu užsikabinti nuo to, kad tu sakai, ne, kad yra viena ideologija ir tarsi ji yra universitete, ne. Čia toks, to tikrai yra. Aš norėčiau ir kažkaip paprieštarauti, kad nenueiti tik tokį, žinai, kad čia tai yra viena ideologija, kuri čia estinama ir taip toliau. Tai turbūt yra ir to. Bet man labai įdomu, kad jeigu išplėstum savo teiginį, kai sakai, kad, nu, čia, kalbant konkrečiai apie tas apamai, ta prasme, taip, žodžiu, tai, nežinau, tą reikėjo sakyti, bet čia aš galėsiu, aš apie filosofinę pasakiau, bet kalbant apie tas apamai, kai tu sakai, ne, pavyzdžiui, kad yra viena ideologija ir tarsi yra jie, ne, yra jis stumiama. Ką tu konkrečiai turi minty? Tai ir yra kalbama apie tas visas liberalistinės idėjas. Labai yra išaukštinamos visos tos idėjos, vat ką ir parašiau pačiam straipsnėje. Individualizmas, politiškumą, globalizaciją. Ir čia tiesiog yra suprantama, kai yra tokie dalykai iškeliami, nebelieka vietos tautiniai savimonei, nebelieka vietos nei tiesai, nebelieka vietos nei tikrajam bendrajam gėriui. Ir galiausiai, kas tada lieka iš to elito, ne, kur šitas institutas gamina
būtėse. Mhm. Ir apie tai kalbu, aišku, nesakau, kad yra stumiama visiškai akivaizdžiai, ar jau ten visiškai blogai, tikrai ne. Yra tokios vietos ir laisvės pasireikšti, bet, matom, kad institutas nėra visai ta vieta, kur laisvai diskusijos gali vykti ir tikrai tai nėra vieta, kur tos diskusijos gali vykti ne debato forma, kaip tu ir sakei, ne dėl to, kad kažką paniekinti ar pasmerkti, bet dėl to, kad ieškoti tiesos. Nemanau, kad vietos šiandieną yra tam institutė ir man kaip atstoviai katalikiškų požiūrių ir visų tų moralinių pagrindinių vertybių. Aš tiesiog tampu mažuma. Ir aišku, nesu aš ten viena, yra ir keletas žmonių ir galbūt dar daugiau, kuriuo aš nežinau, kurie taip pat mąsto, bet iš tokios situacijos mes tiesiog pamatom, kaip ten yra. Ir dar toks dalykas. Nors ne, gal nesakysiu. Sakyk, čia viską galima sakyti. Šitą video paskui nebus galima peržiūrėti. Iš mes tu sakai dabar tą 12 žmonių, čia vienu metu buvo 18 žmonių, tai aš labai džiaugiuosi. Jau čia toks nebloga minia, kurią, žodžiu, kritikuojam tas apie mane. Nu kaip nebloga, toks būrelis žmonių. Būrelis žmonių. Jo, jau ten žiūrėkšas PMI direktorė gal stebi. Ne. Taip gali būt. Aš labai norėčiau. Čia būtų tikro disputo ir tikros diskusijos. Šitoj visuomenė turbūt, kažkoks tai toks, net spindės, bet būtų tikra diskusija. Čia, jeigu būtų tas apimų direktorė, tai čia būtų labai fainai. Tai jeigu ji yra, jeigu tu esi, tai tikrai mes labai norėtume, žodžiu, kad kažką parašytum į chatą. Tai... Nežinok, man atrodo, ten tikrai ne disputas būtų debatai. Ir tikriausiai ne tu liektum, bet tikriausiai aš liekčiau iš instituto, bet nepaisant to, kad yra vieta. Aš manau, jeigu mes dėstytume tas apimai, tai tada žinai, kad mes nedėstytum. Tai būtent. Visi tie dėstytojai, kurie atliepia tvaresnes idėjas, stipresnes, jie visi dabar yra pašalinti. Kabaitis yra paskutinė instancija, tas apimai turbūt. Man taip aš dar labai įdomu, ar Girnius vis dar dėsto tas apimai. Bet Girnius taip niekad per daug gal nepasisakė, bet Girnius iš tokių, žinai, rimtų filosofų, kurie, taip tokie hardcore yra, tai va. Jo, nes čia vat įdomu, žinai, kiek čia reikia, žinai, pagal mūsų laiką lysti šitas temas, bet jos yra įdomus, iš tikrųjų, va, tie tokie dėstytojai, išmetinėjimai ir panašiai, nes aš vis nežinau, žinai, kokia demografinė auditorija, mes žiūrė čia, žodžiu, buvo keletas, žodžiu, vedusių moterų pavardžių, tai jos buvo tik tai 3, paskui buvo, žodžiu, jaunesnių žmonių, tai nežinau, kokio jie amžiaus, bet vis tiek mūsų auditorija yra kažkur ten nuo 18 iki 35, jeigu imam tą jauną žmogų, pagal tai, kas mus seka, tai žodžiu, tai turbūt niekam tenai nepaslaptis, aš irgi čia klausimas, ar nepaslaptis, bet žodžiu, buvo toks Vytautas Radžvilas, kurį, už tai, kad jisai labai kritikavo Europos Sąjungą, bet taip stipriai kritikavo Europos Sąjungą, ir pagrįstai kritikavo Europos Sąjungą, nes iš esmės, tai, kad jis sako, tai yra tiesiog akademinės tiesos, jis sako, kad iš esmės Europos Sąjunga tai yra tam tikros rūšies liberalų ir tokių vadinamų ordo liberalų, čia per daug dabar į tai neįsančių tokia yra filosofijos kryptis ir neomarksistų kūrinys. Ir kad Europos Sąjunga nuo to, kad į pradžioje turėjo būti katalikiška, Šumanas ir kiti, jį perėjo prie to, kad jį žodžiu, išlaikė ir sustiprino tą neomarksistinę šakną, tą elementą. Tai yra visiška tiesa, jeigu marksizmas siekia sukurti žmogų be tautos, religijos ir tapatybės, tai Europos Sąjunga šiek tiek siekia tą padaryti. Taip, nebaisiai stipriai, šiek tiek taip leidžia, bet
taip, negali sakyti, kad nebando, ne, taip, skirtingų intensyvumų ir panašiai. Tai va, šitas idėjas, labai aiškiai suformuoluotas, labai gerai suformuoluotas idėjas, tai žmogus jo prarado darbo vietą. Tai bet man atrodo, kad čia taip, jeigu dar taip keliais sakiniais apie Vytautą Radžvilą, tai man atrodo, kad čia yra genialus žmogus, kurį išmeta iš visur. Ta prasme, ir netiesiogiai išmeta, tai tiek iš dailės akademijos, tiek iš filosofijos fakulteto, tiek iš TSPMI. Tai man, kalbant, žinai, apie universitetą, kartais atrodo, labai gaila, ne, atrodo, kad kiekvienas universitetas, jo garbės reikalas būtų turėti tokį biškai išprotėjusi, labai, žinai, griežtai, kartais radikaliai dalykus sakantį profesorių. Tai man atrodo, žinai, kažką tokį užsiūdyti, kad tas žmogus dešimtmečiai, žinai, provokuotų studentus. Tai čia turėtų, žinai, jis kaip tik turėtų būti visur kviečiamas. Tai dabar tarsi yra atvirkščiai. Tai čia turbūt tokia istorija, kuri ryškiausia šitam kontekste. Jo, ir, žinai, pavyzdžiui, to paties Vytauto Radžvilos pavyzdys, jisai parodo vis dėlto, kokioje mes demokratijų ir liberalioj laisvėj gyvename, ne? Ir, jeigu mes tai vadiname, žinai, žodžio laisvę, žmogaus teisėmis ir taip toliau, tai man tada labai gaila ir aš noriu pasakyti, kad gerbiami liberalų žmonės, man atrodo, jūs kažkur ne ten pasukote ir jums reikia grįžti atgal į kelią, kad suprastumėt savo pačių keliamas idėjas ir tas vertybės. Nes iš tiesų labai gaila, kad jeigu jau kažkas pasako kritiką arba jeigu atstovauja šiek tiek kitokią arba visiškai kitokią nuomonę, tas žmogus iš karto yra nurašomas. O kaip tu ir kalbėjai, kartais iš tų žmonių ateina pati objektyviausia ir tokia tiesiausia tiesa. Žiūrėk, bet man labai yra įdomus paradoksas, bet kaip čia išeina, ne? Tai visa yra žmogaus teisų deklaracija, ne? Visiems turi būti užtikrintos teisės, turi būti religijos, sąžinės, nuomonės ir panašiai. Kaip yra, kad liberalioje demokratijoje mes postuluojam, kad yra sąžinės, religijos laisvė, kad mes tikrai galim kalbėti tai, ką norim kalbėti, kaip mes norim kalbėti, bet mes ateinam į tą paradoksą, kad nepaisant to, vis tiek ta nuomonė, kuri yra laukiama, kad būtų išsakoma, arba ten, kur yra pinigai, arba ten, kur yra daugiau pinigų, įvairiais aspektais, kartais tai labai daugiau pinigų priklauso nuo temos, arba ten priklauso nuo žiniasklaidos priemonės ir panašiai. Šis paradoksas, ne, kad tarsi galim sakyti, hei, mes turim, žinai, visą laisvę, kurią turim, bet visi pinigai yra kažkur, arba finansuojama kryptingai, arba taip toliau. Kaip manai, čia turbūt ir šiaip labai įdomu, kaip atrodytų, čia toks irgi provokuojantis klausimas, žinai, kaip atrodytų visuomenė, kur būtų visiškai tokia žodžio laisvė, ne? Bet kaip mes galėtume jos turėti daugiau ir kodėl mes dabar neturim jos tiek daug, kiek kartais norėtume? Galiu pakartoti dar kartelį klausimą, kad... Jo, čia taip labai plačiai, žinai, bet kaip manai, ne, kodėl mes sakom, kalbame, ne, labai daug apie žmogaus teisės, apie sąžinės laisvę, religijos laisvę, žodžio laisvę, ne, kad turi būti teisės tos užtikrintos, ne. Ir postuluojam, reiškia, mes postuluojam laisvę. Atrodo, kad kuo daugiau laisvės postuluojam, tuo jos kartais labiau mažėja. Kodėl taip yra, žinai? Čia labai sudėtingas klausimas, čia tau nereikia turėti atsakymą, žinai, tiesiog, ką tu apie tai galvoji. Vis dėlto aš tik tai studentą, aš manau apie gyvenimą, ne, bet turiu ganėtinai tokią tikslę ir gražią metaforą tam, ką tu ką tik pasakei. Žinai, kaip aš pasakysiu. Tarkim, mes dabar gyvename, bet faktas, kad mes dabar gyvename laisvoje visuomenėje, mes gyvename tokioje visuomenėje, kur mūsų teisės yra labai aukštinamos ir labai saugomas ir taip toliau. Ir mes gyvenam tam pačiam labai komfortiškam, stabiliam gyvenime. Ir ką mes gauname iš to, tai mes gauname labai daug galimybių,
mes galim norėti labai daug, ne? Ir gauti tai. Bet vėlgi, žmogus gali norėti daug ir keisti daug, bet tai nereiškia, kad jam to reikia. Bet mano toks pavyzdys būtų, kad įsivaizduok dabar tokį žmogų, ne? Jisai sėdi ant sofos, gyvena laisvoje visuomenėje, gauna viską, ką tik nori, parduotuvės pilnas visko, jisai tik imk ir valgyk, ne? Ir jisai staiga tampa alkanas, ne? Nu tikrai alkanas, kurgi pilvas, viskas okei, išdidinties, ir jisai pradeda valgyti. Suvalgo, jisai sotus, ne? Viskas okei, jisai gali funkcionuoti, atlikti visas funkcijas, bet kadangi jisai turi vis dar ten labai daug čipsų pakelių, jisai čia turi ir pyrago, dar ir picos, čia to ir to ir to, daugiau negu jam kad reikia, jisai vis tiek savo grūdasi, kol galiausiai tampa tiesiog, kiaulytė. Ir you got a point. Nu, jeigu aš gerai suprantu, kur tu lenki, bet tęsk. Okay. Tai va, aš galbūt ne tai, kad labai jau tiksliai ir konkrečiai atsakyti klausimą, bet tiesiog pateiksiu va tokį pavyzdį. Tai, kad mes turim daug ir tai, kad mes visados tai naudojam, nereiškia, kad tai yra man reikalinga ar naudinga. Viskam turi būti saikas. Tai čia aš galbūt tada paliksiu pačiam klausytojui interpretuoti, arba tu, Augustai, gali pratęsti ir pridėti iš savęs. Nes, jeigu gerai supratau, tai tu kalbėjai apie tai, kad, iš esmės, žmogus labai daug turi, ne? Ir po to jau turi tiek daug, kad reikia tą daugį, čia taip filosofiškai gaunasi kaip koks terminas, bet visą tą tokią, visą tą apstybę reikia kažkaip riboti, ne? Tas iš tos perspektyvos. Geriausia būtų. Okay. Ja. Čia toks britų filosofas Rodžeris Scrutonas, jisai visada juokaudavo, kas išspręstų vakarų problemas. Sako, vakarų problemas išspręstų, jeigu karts nuo karto įvyktų maras arba badas. Čia taip labai žiauriai, arba dabar vakaras, ne? Ja. Šiaip aš su vienu vokiečiu draugu kalbėjau, sako, ten visai nemažai problemų pas jis išsprendė, žinai. Bet jis taip ironiškai sakydavo, žmonėm iš tikrųjų pradėtų reikėti vieniem kitų, žinai, ta prasme. Ir, tarsi tie dalykai išryškėtų, kurie yra svarbiausia. Aišku, čia yra metafora, čia yra išdidinimas ir panašiai. Bet norisi grįžti prie tos realios situacijos, ne? Pavyzdžiui, nes tada turbūt dar, žinai, reikėtų turbūt labai gerus klausimus kelti, ne? Jeigu tas viso ko, žinai, turėjimas, ne? Kad mes turim daug dalykų, kelia tarsi tai, tarsi tu teigė, ne? Kad reikėtų kažką riboti, tada kodėl mūsų, žinai, ekonomika, ne? Kodėl mūsų civilizacija yra nukreipta į tą tokį gaminimą, skatimą ir panašiai. Šiaip yra žiauriai gera knyga. Aš dabar nepamenu to ekonomisto, ar jis yra britų ar vokiečių, bet reiškia, jam viena Afrikos valstybė užsakė, sako, davai tu parašyk knygą, ar, ne tai, kad parašyk, jis vėliau parašė knygą, bet sako, paruošk strategiją, kaip mums tapti, žinai, tokiem kaip Prancūzija, kaip Vokietija, ar kaip auginti savo ekonomiką. Žinai, jis iškėlė klausimą, o kodėl jūs turite auginti savo ekonomiką, žinai, kodėl ekonomika negali būti stabili. Aš dabar nepasakysiu ekonominių argumentų, bet ta knyga vadinasi Small is Beautiful. Čia toks labai banalus pavadinimas, bet jisai kalba apie tai, o kodėl reikia, žinai, kodėl reikia, žinai, išteklius akumuliuoti, kodėl reikia viską panaudoti, kodėl reikia auginti, o gal, pavyzdžiui, galima apsaugoti to, kas yra, žinai, tokia konservatyvi prieiga, ne? Kodėl negalima tiesiog išlaikyti to, kas yra, ne? Tai čia taip nesinori nueiti viena vertus tokį, žinai, neomarksizmą, ne? Kad, žinai, čia reikia, žodžiu, sustabdyti gamybą, žinai, mes visi esam susvetimėję savo gamybą ir, žinai, nebedauginam prekių ir darom tai kokias, žinai, manufaktūras. Bet klausimas tai tas yra, žinai, ta prasme, kad, žmogus pagal akvinietį, jis yra nukreiptas į gėrį, žinai, jo valia automatiškai nukreipta į tą gėrį, kurį suvokia protas. Tai ar tikrai toks absoliutus gėris yra, žinai, ekonomikos kilimas ir visko dauginimas?
Na, aišku, kad reikia stiprinti ekonomiką, žinai. Bet kiek yra darbų, kurie, žinai, yra pajungti grinai tam, ne? Mes netaip kalbam, ne? Reiškia, inovacijos, optimizacija, pramonė, ne? Viskas tam, kad skatinti konkurencingumą. Universitetas turi būti konkurencingas, žinai. Mes primam politinius sprendimus pagal tai, kad būtume konkurencingi, ne? Pavyzdžiui, tarkim, dabar, žinai, čia ChatGPT yra priimtas dirbtinio intelekto aktas, prieš šią vasarą priimtas, yra Liepos mėnesį, ne? Ir po metų jisai įsigalios. Ir pavyzdžiui, sako amerikiečiai ir europiečiai, ne, kad jūs čia reguliuokit dalykus, ne, o mes būsim konkurencingi. Mes kursim produktus už milijardus, ne, juos parduosim, ir mes čia kažką reguliuosim, ne. Tai va tas toks argumentas, žinai, kad, na, būkim konkurencingi, ne. Ir dažnai visa moralė, visi sprendimai yra tam pajungiami. Tai va, man to tokia, nu, nerašyta šitos visos diskusijos toks raudonas siūlas, kad mes labai ekonomizuojam dalykus, žinai. Ta prasme, kad ekonomika yra tas autoritetas, ne? Ji pasako, ką reikėtų daryti, kaip politiką reikėtų kreipti ir panašiai, ne? Tai, nu, man atrodo, va čia šitas yra ir jo, ir tada galima daryti sąsają ir su žodžio laisvė, ne? Vienaip ar kitaip, nes, nu, norim mes gerai gyventi, bet čia tokie labai jau aš, bet, žinai, gal net reikia stabdyti, mes nueisim tą, žinai, filosofinę analizę, kur labai gilę, ta prasme, kad, nu, aš nežinau, ar taip tikrai yra, žinai, bet, nu, žmonės, tas, žinai, nori gyventi gerai, žinai, ir galvoja, kad, žinai, tas visas ekonomikos racionalus planavimas, žinai, tiesiog auginimas ir sukurs tą gerovę, bet iš tikrųjų gaunas, kad galbūt nebūtinai sukuria ir galbūt vis tiek norisi klinžinti ant tos gerovės ir dažnai kažkaip cenzuruoti tą nuomonę, kuri, nu, bet aš jau taip, tai kad cenzuruoti kitokią nuomonę, bet, kaip tariant, neprisileisti kažko, kas keičia mūsų bendrabūvio suvokimą, ne, ir iš to seka, kad mes vis tiek dauginam ir panašiai, tas paneigia žodžio laisvę, bet čia mes konceptualiai per sudėtingai kalbant, kaip Facebook live. Tai žodžiu, grįžtant prie... Žinai, aš dar noriu užduoti dar keletą tiesiog paprastų klausimų, žinai, nes aš galvoju, mes jau kalbam beveik valandą laiko, nu šiaip mus vis dar žiūri 13 žmonių, žinai. Jo. Aš galvoju, tai yra labai gerai, kaip pirmam kartui, ir ačiū jums, kad jūs mus žiūrit, mes labai džiaugiamės, kad jūs žiūrit. Tiesa, mes šiandien tik dviese kalbamės, aš vis žiūriu tai, kiek mūsų žiūri. Labai smagu dėl to, tai jūs tikrai galite čia užduoti klausimus. Labai smagu, kad jūs palaikinat ir panašiai. Tai jo, gal tada tiesiog aš dar pasižiūrėsiu, ką aš esu užsirašęs, kad tokių paklausti žmogiškesnių klausimų. Ką mes čia darom? Ruošiamės. Taip. Tai jeigu nori, gali, kadangi dabar kalbėjai viską apie ekonomiką, tai gali užduoti tą klausimą, jeigu Lietuva. Jeigu Lietuva, tai, ne? Jeigu nori. Tau laisvės spręs. Bet turimti, jeigu Lietuva, tai kas? Tik ekonomika. Jeigu Lietuva, tik ekonomika, ne? Tai kas tai? Jo. Žinai, šiaip labai vienas geras draugas, žinai, pasakė, tipo, jeigu Lietuva tik ekonomika, tai Lietuva yra eilė prie kasos, žinai, ta prasme, tipo, žinai, visi laukia, žinai, tipo, čia labai geras buvo pavyzdys, tipo, žinai, kur visi laukia, žinai, kada galės atsiskaityti, žinai, gauti savo prekes, žinai, kiekvienas pagal savo ten pirkimo galę, žinai, ta prasme, tai jo, tai jeigu Lietuva tik ekonomika, tai Lietuva eilė prie kasos. Bet, žinai, aš dar noriu, labai gerai, kad mes, žodžiu, nedarom, gaila nėra statistikos, kiek žmonių žiūri nuo pradžios, kiek ne, bet mes neturim būtinai orientuotis į 1,5 valandos, kad žmonės nepavargtų, žinai, kad galbūt mes žiūrime visai 12 kitų žmonių negu pradėjo, žinai, galbūt yra 12 kitų žmonių, tai mes... Galiu pasakyti linkėjimą sesiai? Jo, gali tikrai taip. Linkėjimai sesė, ačiū, kad žiūri. Tai labai gerai, aš perduodu visiems linkėjimus. Tai koks buvo paskutinis dalykas, kurį aš sakiau, aš pamiršau savo paties mintį.
aš žinau, tas jau, ta prasme, jeigu Lietuva yra tai ekonomika, ne? Jo, apie kasas, ekonomika. Žinai, ką norėjau sakyti, tai labai geras klausimas, žinai, kurį rašiausi. Ir man to norėtųsi kažkaip dar taip jau po truputėlį eiti antrą diskusijos pusę, ne? Tai kalbėjom, žinai, apie tautinės vertybės, apie moralinės vertybės, ne, išskiriam ten pasiaukojimą, kalbėjom apie nuolankumą, intelektualumą, diskusiją ir panašiai. Bet kaip mes galėtume telktis kokių idėjų pagrindų šiandien? Ir aš taip galvoju, o gal ir kaip, ir galbūt, o gal tai galėtų būti krikščionybė, ir ar galėtų būti. Nes žinai, bet man taip labai įdomu iš to aspekto, ne, kad krikščionybė visada buvo tokia jėga, kuri mus truputėlį taip civilizavo, žinai. Nepaisant tą, kad pirmą, kuris atėjo, mes užmušėm, bet, jis vis tiek mus kažkaip ten tą vakarų kultūrą įtraukė, žinai. Ir aš kartais galvoju, ta pati tauta, kai mes taip iškeliam, tai čia yra iš to, kad mes Dievą buvom iškėlę, ne. Tai aš galvoju, kaip tu matai, gal net iš savo krikščioniškos, katalikiškos praktikos ir panašiai, ar galėtų dar krikščionybė būti kažkaip ta jėga, kuri mus vienaip vienytų ir telktų. Aš čia matau, kad mažėja žmonių, kai pradėjome apie tai kalbėti, bet nieko, kad čia tik tai 2 mokyklų padaugėjo, viskas gerai, ir telkom, okei, super. Tai man tiesiog įdomu, nes čia tarsi toksai, kadangi čia vis tiek ateitininkų laivas ir ateitis, žodžiu, LT, tai tarsi siekia, žinai, visuomenę ir krikščionybę derinti. Ir kaip atsakyti originaliai tą klausimą, žinai, kad nebūtų ten toks visiškai toks radikalus, žinai, daryti taip ir ne kitaip, to daryti negalima, bet mes kaip krikščionys tikrai turim tiek daug gerų, gražių dalykų ir galbūt mes galėtume kažką pasiūlyti iš tai visuomenė, iš tai valstybė. Kaip tu manai, ką mes galim pasiūlyti? Labai daug, visiškai. Visiškai krikščionybė mums gali būti pavyzdys. Ir jeigu kažkada iš tiesų įvyks toks stebuklas ir mūsų tautiečiai priims Kristaus mokymus, aš tada net neįsivaizduoju, čia būtų wow, nes mūsų tauta tikrai tada būtų ir vieninga, ir stipri, ir pati valstybė iš savęs būtų. Man Lietuva ir taip labai labai gera, bet galbūt net ir dar geresnė. Bet aišku, savaime suprantama, kaip ir šventajame rašte rašoma, juk kartais ir pasitaikydavo tokių žmonių, kurie išduodavo Kristų, išduodavo kitus žmonės. Na ir čia tikriausiai prigimtyje, neprigimtyje, nežinau. Bet aš labai tikiu, kad mūsų ateitis turi mus vesti į šviesą ir į šviesų rytojų. Ir aš manau, kad čia dabar ir puikiai prisiderintų krikščioniškos idėjos ir vertybės. Kada mes savo darbais ir idėjomis prisidedam prie Lietuvos. Ir tai reiškia, kaip mes galime taip prisidėti. Mes kalbėjome apie diskursą ir taip toliau. Ir aš manau, kad mūsų kaip jaunimo, kaip senimo, dabar kas žiūrit šitą visą laivą, mūsų pareiga yra rinktis nelengvesnį kelią. Ir dabar aš pamenu, mes neseniai irgi diskutavom tokiais dalykais apie kelius. Ir aš noriu pasakyti tokį irgi gražią metaforą, kad lengviausi keliai veda į pragarą, patys sunkiausi keliai veda į rojų. Ir iš to aš noriu pasakyti, kad mes turime eiti tuo keliu, kuris reikalauja pasiaukojimo, įsipareigojimo, drąsos, to pačio nuolankumo, ir tai yra krikščioniškos stiprios vertybės. Ir aš manau, jeigu šiandieną tas viešas diskursas ar universiteto aplinkoje, mokyklos aplinkoje nėra kalbama apie tai, ką mes dabar su tavim, Augustai, kalbamės. Tai vadinasi, kad mes turime būti tais, kurie kaip tik apie tai kalbės. Ir net vienas ar pora žmonių tikrai gali padaryti didelę įtaką daugumai.
Ir todėl aš siūlau rinktis, tokias krikščioniškas vertybės, kurios tikrai atperka ir nacionaliniam interesui. Taip, ir žinai, ir man atrodo, yra auksinė mintis iš Chestertono, yra tokia knyga Ortodoksija. Aš nebaigiu jos skaityti, tik iki pusės perskaičiau, kaip ir daugelį knygų gyvenime, bet vis tiek ji labai gerai pasako vieną mintį, kad krikščionybė apsaugo protą, kaip tam tikras toks proto bastionas. Ir jis čia truputėlį ima iš akviniečio, kad, reiškia, šviesa, Dievo šviesa turėtų apšviesti protą. Ir ką daro krikščionybė? Jie apsaugo tos objektyvius gėrius, apie kuriuos tu kalbėjai, apsaugo dorybės. Ir iš esmės, per dorybės, valia yra pajungta dorybėm, protas tarsi, tam tokiam proto ekranui, jeigu mes tikim, kad yra kažkokia objektyvi tiesa, tai ta objektyvi tiesa vis labiau atsiveria, gal to makvinėti. Tai krikščionybė ir apsaugo tuos objektyvius gėrius, tokius kaip dorybė ir galiausiai pati objektyvi tiesa, Čia, sakiau, gėris tiesa, bet tai nebūtinai reiškia, kad tokie dalykai yra, O krikščionybė vis dar tą apsaugo. Sako, hei, žinai, tai yra objektyvus gėris, yra objektyvi tiesa. Tai, pavyzdžiui, šitoje tokioje racionalumo epochoje mes gyvename visiškai racionalioje epochoje su mokslo pažanga, su pažinimu. Bet daugelis žmonių galbūt net nežino, kad iš esmės idėjos, kurios formuoja politinę darbotvarkę, yra išėjęs iš filosofijos fakultetų, jos nebepripažįsta, kad yra objektyvus gėris arba objektyvi tiesa. Arba kitaip tariant, jeigu vis dar laiko kažką gėriu ar tiesa, tai tą supranta visiškai kitaip. Ta prasme, čia nesinori banaliai sakyti, žinai, kaip individualizmas, savanaudiškumą ir panašiai, bet turbūt kaip tam tikrą, individo poreikį patenkinimą, supranta kaip tam tikrą tokią, žinai, tiesą apibrėžtą, kam viskas yra subordinuota, Yra tam tikros funkcijos, yra tam tikri poreikiai, jos reikia patenkinti, žinai. O kažkoks standartas, kuris yra virš to, tarsi gali būti labai įvairus, žinai. Vienam toks, kitam toks, žinai, man vienoks, tam kitoks ir panašiai. Tai vat krikščionybė tą apsaugo. Tai man atrodo, kodėl kartais irgi labai dažnai norisi žmonėms sakyti, kad krikščionybė tokia yra įdomi ir intelektualiai netgi įvairi, Akvinietis nesutinka su Augustinu ir panašiai, bet esminis dalykas, kurį turi tame visame nesutikime, jį vis tiek apsaugo tai, kad yra objektyvūs dalykai. Tai kažkas nekinta. Ir man atrodo, kad šitame, žinai, pasaulyje, kur yra karas, yra geopolitinės įtampos, yra postpandeminis laikotarpis, turėjo dalyką, kuris turi aksiomas tiesas, kurios nekinta. Ir galbūt leis šitam dalykui bent šiek tiek daugiau, žinai, formuoti visuomenės gyvenimą, formuoti politiką, formuoti viešąją erdvę. Man atrodo, kad būtų protinga. Tai kažkaip tai toks, kažkaip man norisi šitą gaidą pabaigti. Kaip formuoti, tai ten jau yra čia atskira diskusija, žodžiu, čia pasauliečiai gali labai daug daryti po Vatikano II, žodžiu. Kas mūsų klauso, katalikai, krikščionys, tai eikit ir keiskit tą pasaulį. Ta prasme, pasaulis jūsų rankose, niekas jūsų nelaiko, balutiruokitės į Seimą, darykit gerus dalykus. Tačiau kitas klausimas. Bet kai tą darysim, kad žinotume, kad yra objektyvus gėris ir kad tas ateina stipriausiai iš krikščionybės, tai man atrodo, kad čia yra tai, ko Lietuvai dabar reikia. Tai nežinau. Ar sutinki su manim? Čia toks kaip pamokslas dalykas, bet... Žinai, tai kokiu atveju? Tai, kas yra objektyvu, tai kilo iš Dievo. Ir tu teisingai sakai, mes dabar gyvenam racionaliam pasaulyje, kai visi dabar mąsto racionaliai ir per mokslo prizmę, bet prisiminkime vieną, kad mes esam tik tai žmonės. Mes esam žmonės ir mes turim labai didelį protinį ribotumą. Pasižiūrėkit, mes net nebesugebam atsiminti keletą eilėraščių. Mes prie Facebook'o live negalėjom 40 prisimti. Ta prasme, čia toks tiesiog
pamastyti. Nu, bet čia apie mus, čia gal mes tai tokie, žinai. Taip, tai grįžtant prie esmės, prasme, mes net nesugebam prisiminti nors keletą eilėraščių. Tai kaip mes galime vertinti kažkokį objektivumą ar tai, kad Dievo nėra. Nu, tai tiesiog nelogiška ir neracionalu tada gaunasi. Tai aš tikrai sutinku, kad objektivumas jisai yra ir aš sakau, kad kyla iš Dievo ir jisai bus tol, kol Dievas leis mums čia būti šitam pasauliu. Gerai, čia taip jau tokiam uždaromosiam frazėm kalbam, tai man patinka, žinai, kad tu pabaigai tokiu, tarsi, žinai, žmogaus trapumu, jo tokiu ribotumu. Kadangi mes šiandien tiek daug kalbėjome apie Tomą Akvinietį, tai gal kažkaip jo tada ir norėtųsi pabaigti, nes šiaip tai kartais jo šventumo kriterijumi yra laikoma, kiek jisai daug parašė. Sako, šiaip yra paskaičiuota, kad realiai turėjo parašyti apie 12 puslapių per dieną, nes gyveno tik 50 metų, reiškia, jau redaguoto teksto. Tai turint minty tą koncentruotumą, tai čia yra belenkas. Tai Akvinietis 50 metų ten turėjo kažkokį viziją, nušvitimą. Jis sako, kad jam tarsi viešpas pasirodė kažkaip tai vizija. Tai kai pasirodė, jisai pasakė, kad visą tai, ką aš parašiau, iš esmės rašiau tai, visą tai nieko neverta, visą tai yra šlamštas, jis nieko tokio neberašė. Tai man buvo toksai, irgi čia yra žmogaus nuolankumo liudijimas, kad iš esmės jo mintis išliko 800 metų, išliks ir po mūsų, ir taip toliau ir panašiai, ir jisai vis tiek tą kalbėjo ir tą sakė. Tai man atrodo, kad toks nuolankumas, ribotumas, savo ribų pripažinimas irgi yra galiausiai tai, kad krikščionybė mus moko ir išmoko. Tai aš galvoju, gal šitą gaitą tada mus vis dar žiūri 10 žmonių, tai čia yra labai, labai gerai. Žiūrėk, kad net prie akviniečių žmonės neatsijungia ir nesako, kokia čia nesąmonė, ką jūs čia darot, ir taip toliau ir panašiai. Tai gal šitą tokią gaitą ir užbaigim. Galvoju, gal tu turi dar kažką man klausimų, čia turėjo būti toksai, žinai, futbolas į vieną, į jūsų vartus, kad nebūtų šitokie tik vienus. Tai... Aš tau turiu klausimą. Okay. Aš taip tikėjausi, kad neturėsiu, aš galėsiu įtramiai vakarienės valgyti. Tai žiūrėk, aš tau turiu paskutinį klausimą ir čia bus visiškai uždaromantinis klausimas. Ką tu palinkėtum Lietuvai? Ko palinkėčiau Lietuvai? Ir tautai. Idėja, visokia idėja. Tiesa, man atrodo, kad mes čia palinkėjom tų dalykų, kurie tikrai buvo faini, protingi ir nebūkim kuklus, nes ką tik kalbėjome apie kuklumą, buvo visai, mūsų gerai čia išdiskutuoti. Aš palinkėčiau idėjų, tai prasme, kokia buvo pirma idėja Lietuvai, mokytis prestižinę profesiją, ne? Tai prasme, paklauskim savęs, kur ta idėja dabar. Ta prasme, man atrodo, kad geriausias argumentas, kur ta idėja yra dabar, tai metam praėjus tapina žydų gerai traumą šitą idėją. Sako, kodėl jūs neveikite daugiau info? Nes buvo puslapis idėja Lietuvai, ne? Ir ten, man atrodo, buvo tos 3 atskiros idėjos ir ten prie kiekvienos kažką kelia. Tai tokia idėja, šita profesija tapo tokia prestižinė ir turėjo tapti tokia prestižinė, kad po metų laiko, žinot, informacija buvo atnaujinama, kaip ta profesija tampa prestižiška. Ta prasme, tai, aš palinkėčiau idėjų, aš palinkėčiau tiesiog drąsos keist, daryt, kurt, ne vien tik tai ekonomiką kelt, mes jau pakėlėm ekonomiką per 30 metų, neblogai. Dabar šiaip reikėtų ją paskirstyti, reikėtų drąsių idėjų, kaip paskirstyti socialiai teisingai šitą ekonomiką. Reikėtų socialinio teisingumo. Reikėtų šitų idėjų, žmonių, kurie tai pasakytų. Tai idėjų. Aš labai norėčiau daugiau idėjų. Tai man. Tai mums ateičiai LT, fakultetui, universitetui ir panašiai. Tai va.
Nu ką, tai kad neužšimt burnos, žodžiu, kad ten, kaip sakydavo senovės lietuviai, žodžiu, ilgas kalavijas yra geras dalykas, bet ne ilga kalba, tai, žodžiu, toks anekdotas iš šiek tiek sovietinis, bet visai juokingas. Tai gal tada šitą gaidar pabaigiam. Čia buvo mūsų pirmas laivas. Šiaip tai, jo, čia buvo mūsų pirmas laivas, Ateities LT. Tikrai mes abu labai jaudinamės, ta prasme, nes nežinojom, kas čia bus, kaip bus, žinojom, kodėl bus, tai žinojom. Ir, žodžiu, ten buvo visokių techninių kliūčių, čia bandė vienaip kitaip pridėti, ten Facebook'os nenorėjo pridėti ir taip toliau ir panašiai. Tai mums užtruko lygiai 41 minutę, kad mes įveiktume Facebook'o privatumo reikalavimus. Ir aš galiausiai norėsiu paklausti, žinai, kaip ten galiausiai tau pavyko, ten kuria funkcija ir taip toliau, ten ChatGPT klausim ir panašiai. Tai labai tikėsimės, kad su kitais autoriais taip nebus. Arba tada darysim bandymus naktį, kad jūs negautumėt, žodžiu, priminimų, kad dabar vyksta diskusija ir taip toliau, arba kokią, nežinau, 4-3 nakties. Tai va, tai žodžiu, jo, bet labai džiaugiamės. Man atrodo, kad neblogai pavyko. Niekas šiandien neparašė jokių komentarų. Galim pasižiūrėti truputėlį chatą. Niekas mūsų nepakomentavo. Gaila. Reikės tikėti, žodžiu, kitą kartą didesnio publikos įsitraukimo. Tai aš gal irgi tada tokį baigiamąją, kaip sakant, baigiamąjį žodį pasakysiu. Tai pirmiausia, ačiū tau, Augustai, kad suorganizavai šitą pokalbį mums visiems, kad leidai mums įsigilinti į labai svarbias temas. Ačiū visiems žiūrovams, nes labai tikiu, kad kai mes visi esame, kai mes diskutuojame, mes galime augti ir iš to aš palinkėsiu jums visiems šviestis ir šviesti kitus ir gyventi su Kristum, kas be ko. Tai ačiū. Labai ačiū. Gyventi su kuo? Gyventi su Dievu, ne? Su Kristum. Kristum. Teisingai, čia yra ateitininkų šūkis, reiškia omnia instaurare Kristų, reiškia viską atnaujinti Kristuje. Na ką, tai dabar jau visiškai baigiamasis sakinys, tai ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū tiem 12 žmonių, kurie išbuvo iki galo, klausė pasiaukojimai kantriai iš tos diskusijos, tai mes darysim šitos laivus visus metus, darysim kiekvieną ketvirtadienį. Na, daug dievo, kad nepritrūktų mums autorių, nepritrūktų tekstų, kuriuos galėsime aptarti. Tai lauksim jūsų kitą ketvirtadienį, 19:30. Dar nėra nuspręsta, ką mes aptarinėsim. Gal bus kažkas tarp evoliucijos arba dirbtinio intelekto ir moralės ir panašiai. Tai kitas ketvirtadienis, 19:30. Ir, na ką, tai skaitykite Ateitis LT, sekite mūsų Facebook'e ir pasimatysim kitą ketvirtadienį. Tai kol kas tiek. Tai va, tai ačiū tau, Greta, ir ačiū žiūrėjusiems ir sakome iki. Iki. Kol kas tiek. Iki. Iki.